Ketvirtas skundas Marijampolės NDT vedėjai Viktorijai Žvirblytei. Parašiau šiandien 17 dieną. Dėl to, kad žiauriai kankina, badu marina, suklastojus sveikatos dokumentus, iš daug ligų, sutrikusių funkcijų padarė mane sveiką 55 procentų darbingą, kai didžiąją dalį praleidžiu lovoje ir parašius, kad visus darbus galiu dirbti. Taigi nusikalstamos veikos dėka iš manęs atima kiekvieną mėnesį po 170 eurų. Jeigu būtų nustatytas teisingas, sąžiningas, netektas darbingumas 40 procentų ar mažesnis, aš gaučiau 340 eurų. Aš Nijolė Mockevičienė kreipiuosi su šiuo pareiškimu į Jūs, Viktoriją Žvirblytę, visose išsivysčiusiose šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, laikomasi įstatymų ir kuriuose piliečiams užtikrinama laisvė. O Viktorija Žvirblytė nusikalstamos veikos dėka iš manęs atimate kiekvieną mėnesį po 170 eurų. Taigi, už gegužį, birželį, liepą, rugpjūtį, rugsėjį, taigi 5 kartus padauginus 170, gaunasi 850. Per 5 mėnesius atėmėte 850 eurų. Kodėl jūs taip žiauriai elgiatės? Kodėl neatsakėte, neišnagrinėjote 3 mano skundų? Kodėl nestabdote dokumentų klastojimo? Kodėl nestabdote nusikalstamos veikos? Kodėl jūs iš manęs atimate kiekvieną mėnesį po 170 eurų suklastotų dokumentų dėka? Jūs pagyvenkite už 170 eurų nors vieną mėnesį. Kodėl jūs nesilaikote žmogaus teisių konvencijos, kurioje parašyta, kad žmogaus badu marinti negalima? Kankinti negalima, nes pagal baudžiamąją teisę sunkus nusikaltimas. Aš šito kankinimo nenusipelniau. Mano stažas 30 metų. Dirbau ir mokėjau mokesčius, o ligos nesirenka amžiaus. Taigi, dar kartą prašau, stabdykit dokumentų klastojimą, nusikalstamą veiką ir gal pradėkite dirbti sąžiningai. Vis tiek už savo žiaurius veiksmus turėsite atsakyti anksčiau ar vėliau. Ar jūs mane taip žiauriai kankinsite iki 2024 metų balandžio 27 dienos?
Taigi rugsėjo 1 dieną aš parašius skundą trečią kartą prašiau Marijampolės vedėjos Viktorijos Žvirblytės išnagrinėti mano skundą 230703, kuriame aš Nijolė nesutinku su sprendimu 2023-06-28 numeris STS 3559 Marijampolė nustatytų 55 procentų darbingumo lygių. Taigi, už 20 dienų, tai yra 21 dieną, aš jums apie Viktoriją dar daug turiu ką pasakyti, nes apie šitą žmogų aš turiu viską papasakoti, nes kadangi kreipiantis į Europos žmogaus teisių teismą, tai turiu ir parašyti ir papasakoti apie šį žmogų viską, nes aš kreipsiuosi dėl šio žmogaus žiauraus kankinimo, kuri nesilaiko žmogaus teisių konvencijos, į Europos žmogaus teisių teismą.